O kaip paukščiukai čiulba garsiai. Visai nuostabu, tikrai nuostabu. Vakar epizodą nepasakėme vienos frazės, o tai yra labas rytas, laba diena, labas vakaras. Todėl turėjome pasakyti šiandienos epizode, būtent šiandienos. Pradedam nuo pradžių, taip gražiai, tvarkingai. Šiandien yra penktadienis, jau dabar 10 valandų, atsikėliau 7:30, taip, pasižiūrėjau. Varyti šulį ar ne? Žinau, kad nei vienas klasiokas neina. Žinau, kad nei vienas pažįstamas neina. Išžvelgtų, to prasme, tai sakau, einu miegoti ir aš turiu šitą darbą, reikės aišku dar pavalgyti, išgerti kavos, visi šitie dalykai, dar su gantuku biškiu pasibūti, pažaisti ir panašiai, bet tai bus vėliau. O taip, vakarinis epizodas buvo iš tikrųjų tikrai netikėtinas, galite nueiti pažiūrėti, tikrai, toks biški, tikrai siūlyčiau pažiūrėti. Ir taip, vakar naktį grįžome tenai prieš pirmą valandą pradėjome editinti epizodą, kažkur po pirmos biškis pabaigėme editinti. Ten epizode biškiu užsiminiau apie tai, kad 1 valandą jau palaukiau, biškiu nulaužau, 3 naktis atsikėliau, uždėjau epizodą keltis, 7:30 epizodas jau viešas. O taip reikia gyventi, taip reikia kelti epizodus. Yra tas dalykas atsidavimas ir nesvarbu kas, aš tiesiog žinojau, turi epizodą įkelti ir kad jis būtų viešas 7:30. Nes toks yra mūsų laikas dažniausiai, todėl paėmiau, kėliau, все, ramu, gera. Atliam šį epizodą, atliam savo dieną, siekiam savo svajonių, būname laimingi. Ir tiesiog turime gerą, nuostabią dieną. Timelapsai buvo iš vakar dienos, nes vis tiek kažkaip vakar dienos epizodas buvo tikrai nuostabus, tai nenorėjau tenai kišti timelapsų. Šakutis buvo vakar dienos paimtas, atvežė auklėtoją šakuoti, bet kadangi ten visi tik staigiai įsiskirti, tai paryte prie kavos, bet visi įsiskirti, tai sakau, reikia man pasimti, tiek niekas nelabai nevalgys, tai aš pusę pasiėmiau ir dar jiems pusę palikau, tai va. Žiūrėjau, skanus iš tikrųjų šakutis, tai yra irgi nuostabu. Buvome pašte, pasiėmėme siuntinį, tai buvo karbonas. Karbonas tai yra skirtas mašinai, toks dar mažiukas, kodėl? Todėl, kad mes tėčiai norime tik pabandyti, pažiūrėti ir apsimoka pirkti iš eBay'aus ir panašiai ir kiek čia jo yra už tokią kainą, nu žodžiu, tokie dalykai. Uždėsime, tada matysime, kaip atrodo ir jei gerai, viskas normaliai, apsimoka apskaičiavimų pagal viską, tada tikrai nupirksime daugiau, tada uždėsime pusę mašinos karbonų ir tada tikrai neblogai atrodys mašina. Vakar epizodas turėjo būti su pozityviu komentaru, bet gavosi, kad toks kitoks biški buvo ir tai man žiauriai patiko, todėl šiandien epizode įdėsime tai, tą pozityvų komentarą. Ir va, tas pozityvus komentaras yra šitas. Evelina Gaming, iš tikrųjų tikrai geras komentaras, man asmeniškai tikrai patiko. Buvo panašus komentarai, 3 gal ar 2 tokie, bet va šitas yra pagrindinis, toks didžiausias ir geriausias. Ir tiesiog visi rašė, kad jį anksčiau praleisdavo pro akis, mano tos žodžius, viską tiesiog praklausydavo, belia kaip net neįdomu būdavo. O dabar pradėjau įsiklausinėti, ką aš iš tikrųjų kalbu. O va tai yra žiauriai nuostabu ir man tai žiauriai patinka. Tikrai vertinu tokius komentarus, vertinu tokius žmonės, kurie pradeda manęs klausyti ir suvokti, ką aš bandau perteikti savo epizodus, tiesiog žiauriai nuostabu. O su savanaudyste ir panašiai, tikrai viską, žinok, išmoksi, tik tai gyventi pozityviai ir laikas tenksis mylėti save ir savo gyvenimą ir aplinkui kitus. Tikrai viskas pabiškai keisis gyvenime. Norėsi vėl pasiduoti, norėsi vėl kovoti ir panašiai, čia yra normalūs dalykai, bet tiesiog visą laiką atsimink, kad gyvenimas yra gražus, kaip mes kartuojame ir nesvarbu, kas be nutiktų, visą laiką reikia stengtis likti pozityviam. Dėkingas toks komentaras, žiauriai geras komentaras, man patiko asmeniškai, nu tiesiog dobu.
šiltas, tikrai nesveikas vanduo. Kaip nuostabu, tikrai nuostabu, blem negaliu, kaip gera. Ežeriukas gražus, kaip visą laiką, iš tikrųjų. Aišku, jis saulutė šviestų, būtų išlindus, šis būtų tobula. Bet vis tiek, viskas yra labai nuostabu. Marškinėlių dizainas jau su idėja, ta prasme, yra idėja, kurią reikia tik dabar įgyvendinti, ta prasme, perteikti į Photoshop ir sukurti. Tikrai dar laukia sunkus ir ilgas kelias su tuo, bet vis tiek, jau pajudėjome į priekį, o tai yra labai nuostabu. Žiūrė ežeriuką ir pozityvumas, toja energija. Tas dalykas, kad tiesiog taip pasikrauni kažkaip, tikrai pasikrauni, atrodo, jeigu gali taip pykti ar kažkas tokio, ar būti rimtas, liūdnas ar kažkas tokio, nors laiką gali kažkoks kitoks būti, bet bent jau kai būna prie ežeriuką toks, įgauni, viskas yra labai nuostabu. Keistas aš gal žmogus, tikrai keistas iš tikrųjų galbūt, bet, koks esu, toks esu. Man bent jau patinka toks gyvenimo būdas ir nežinau, tikrai nekeišiu jo į nieką, nes tiesiog toks gyvenimo būdas yra kažkas tokio, ką aš pats vertinu, ką aš pats myliu ir man žiauriai nuostabu. Ir aplamai kažkaip epizoduose mane tikrai matėte visokį ir galiu drąsiai pasakyti, kad aš pasikeičiau tikrai stipriai, kai aš pradėjau epizodus ir koks esu dabar. Na, aišku, mes su tomis temomis tikrai pakalbėsime labiau, tai jau bus metai, bet vis tiek. Tikrai aš pradėjau dabar labiau mylėti visus žmonės, tikrai pradėjau visus labiau gerbti, tikrai pradėjau labiau visus kitus vertinti ir panašiai. Tai yra pagrindas, blem, kai nuostabu. Taip, tiesiog šilta viduje, neįsivaizduoju, visą laiką šilta, gera, tiesiog, nes, nežinau. Iš tikrųjų, vaikinų dažniausiai pasikeičia, kai turi merginą ar kažkokią, kai tiesiog būna su mergina, nes tada tampa tada švelnesnė ir panašiai, tada jau ir geresnė netgi žmonėmis tampa. Tai yra irgi žiauriai nuostabu. Aš be merginos su epizodais, ne, tapau tas švelnesnis, geresnis žmogus. Nežinau, iš tikrųjų, viskas taip gera. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Kur reikia tiek pavarinėti iš palas iš pradžių pasišatėti kašę. Tas sakau, reikia pavažinėti, va, dabar palį mokyklą savo važiuoju. Ir pasbaigs mokyklą, viskas baigsis taip staigiai, iš tikrųjų. Bet taip vis tiek, viskas yra labai gerai. Būdą pas klasioką pakalbėjom, iš tikrųjų paklausiau, ar atsimoka varyti žiūrėti kelių ratų, sakė, tikrai neblogas filmas, todėl tikrai reikės varyti pažiūrėti. Ramiai važinėjomės, pilnas žmonių mačiau prie mano gimnazijos kašę lošia, tai irgi yra labai normalu. Žiūrėjau, dabar styras jau jaunimas tik sėdi, žiūri mane, kai aš kalbu su telefonu. Geras, jausmas geras. Turiu namai už kokių 1,5 kilo. Tokia vieta, kurią iš tikrųjų anksčiau atvarydavom su draugeliais, taip dažnai, iš tikrųjų tikrai dažnai, bet kai buvo mažiukai, atvarydavom šitą vietą, taip čia atsėsdavom arba tenai, labiau gal toje vietoje ten atsėsdavom, taip ir valgydavom kokius sudmarynus, ten kažką, toks dalykus tokius darydavom. Lem laikai būdavo iš tikrųjų pagalvojus, tokie nesveiki. Diena baigta, saulutė leidžiasi, viskas yra nuostabu. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos epizodą. Dar toks pastebėjimas. Plem visiems žiūri kebabinės, tai patinka, ten pilna mašinų visur, kur tik kebabinės Ukmergėje yra, visur susirinkę, ten pilna žmonių, pilna kebabinės valda žiūri jaunimas stipriai. Toks tas jaunimas, iš tikrųjų, nieko nepadarys. O šiaip aplamai, tai yra kiekvienas žmogaus gyvenimas, ką jis daro tą, svarbu jam patinka ir viskas, nesvarbu, ką kiti pagalvos. Ačiū, kad žiūrėjote šiandienos epizodą, sutiksime ir kitus epizodus su kitais nuotykiais. Esate nuostabūs, prenumeruokite ir iki.
Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Dyvė sakė paminėtą epizodę. Tai vau, ištrauka iš vakaro epizodo. Vai filmuoji? Jo. Aivar, aš tave myliu. Pleminai. Nesveikas žmogus, paprikolinam neblogai sėkars, tikrai neblogai. Iki, draugai.